Clipchamp pagrindiniai žingsniai – vaizdo tvarkymas ir dirbtinio intelekto įgarsinimas. Clipchamp tai paprasta ir patogi internetinė vaizdo redagavimo priemonė. Ji leidžia greitai apkarpyti įrašus, sutvarkyti garsą, įterpti tekstus ir paruošti aiškius mokomuosius klipus. Ši priemonė tampa vis plačiau naudojama mokymėse dėl savo paprastumo ir prieinamumo. Pagrindinis tikslas tai yra jums parodyti, kaip greitai galima parengti kokybišką mokomąjį video ir kokie yra pagrindiniai žingsniai. Kokia yra pagrindinė problema? Tai, kad daugelis mokinių ir mokytojų neturi vaizdo įrašų montavimo įgūdžių, todėl paprastoms užduotims dažnai naudojami sudėtingi ar mokomi įrankiai. Tai sulėtina darbą ir kelia papildomų sunkumų mokymosi procese. Mokymosi aplinkose dažnai reikia aiškių, trumpų ir greitai paruošiamų mokomųjų video, tačiau jų kūrimas užtrunka, o įgarsinimas be tinkamų priemonių tampa sudėtingas ir neefektyvus. Kokie yra Clipchamp tikslai? Clipchamp galima greitai sutvarkyti vaizdo medžiagą ir ją profesionaliai įgarsinti. Apkarpyti, sutvarkyti vaizdo įrašą, parodyti, kaip pašalinami nereikalingi fragmentai ir sureguliuojamas garsas. Pridėti tekstus ir vizualinius elementus. Tai yra pademonstruoti, kaip įterpiami paaiškinimai, pavadinimai ir informaciniai intarpai. Na ir įgarsinti naudojant dirbtinio intelekto balsą. Sukurti aišku kokybišką įgarsinimą, pritaikant teksto speech. Kokios yra pagrindinės priemonės? Clipchamp suteikia galimybę generuoti dirbtinio intelekto balsą, pritaikyti perėjimus, spalvų korekcijas ir eksportuoti vaizdo įrašą MP4 formatu. Ši priemonė leidžia greitai parengti informatyvų mokomąjį video, kurį galima naudoti pamokose, demonstracijose ar instrukcijose. Kokie yra pagrindiniai Clipchamp įrankiai? Vaizdo apkarpimas, garsų redagavimas, teksto ir grafinių elementų įterpimas, dirbtinio intelekto balso sintezė. Darbo eiga. Atliekant vaizdo įrašą, kūrimas pagal pagrindinius žingsnius. Tai yra pirmas – įkelti failus. Įkeliamas vaizdo failas, garsas ar nuotraukos naudojimui projekte. Apkirpti. Tai yra pašalinamos nereikalingos vietos, suskaldomi fragmentai, sureguliuojama eiga. Tvarkyti garsą. Kai reguliuojamas garsumas, pritaikomas foninis garso takelis, išvalomi triukšmai. Įkelti dirbtinio intelekto balsą. Tai yra pridedami pavadinimai, subtitrai, paaiškinimai ar informaciniai blokai. Na ir eksportavimas. Tai yra sugeneruojamas dirbtinio intelekto balsas, įdedamas į laiko juostą ir eksportuojam MP4 formatu. Būtini ištekliai. Tai vaizdo įrašas, kuri yra pagrindinė medžiaga, kuri bus vėliau apdorojama ir apkarpoma. Garsas arba foninė muzika, papildomas garso takelis mokomajam vaizdo įrašui. Teksto turinys, tai yra trumpi paaiškinimai, kuriuos reikės įterpti ar įgarsinti dirbtinio intelekto balsu. Paveikslėliai, kurie nėra privalomi, bet paįvairinantis projektų, tai yra papildomi vizualai, logotipai ar informaciniai kadrai. Naudojamos priemonės. Tai kaip ir minėjau, Clipchamp metodas padeda mokiniam ir mokytojams greitai kurti kokybišką multimedijos turinį, kuris tinka pristatymam, užduotim ar pamokom. Tai būtų Clipchamp programinė įranga, naršyklėje veikiantis įrankis, medijos failai, video, tekstai, garsas ar nuotraukos, dirbtinio intelekto balsų modulis teksto speech funkcija, kompiuteris ir internetas, redagavimui bei eksportui. Tai pagrindiniai žingsniai nuo apkirpimo iki dirbtinio intelekto įgarsinimo. Atskleisti aiškiai ir praktiškai. O dabar siūlau pasižiūrėti trumpą video pristatymą apie tai, ką mes kalbėjome ir ką būtų galima atlikti su šita priemonė. Smagaus žiūrėjimo. Video is an essential business communication tool. Whether it's internal communications or external communications, connecting with people through video has never been more important. But how do you produce high-quality videos quickly and cost-effectively, especially if you're not an expert? Introducing Microsoft Clipchamp. Whether you're new to video or an expert, Clipchamp enables you to create professional-looking videos for an impactful viewer experience. Clipchamp gives you all the editing tools you need to achieve your video creation goals.
Intuitive, user-friendly features like the timeline editor, trimming, webcam and screen recorder, video resizer, transitions, and text enable you to immediately start creating videos. And because Clipchamp is built on OneDrive and SharePoint technology, your data is secure and integrated with Microsoft 365. Plus, it's easy to share your videos safely on Microsoft Stream. Enhance your work. Elevate your brand. Upgrade your communications. No experience required. Clipchamp. Tai sėkmės kuriant įvairius vaizdo projektus su Clipchamp.